Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad esminio skirtumo tarp mūsų politikų nėra, o į kairiuosius ir dešiniuosius mūsų politikai skirstomi pagal tai, kuria ranka daugiau linkę griebti. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Dabar žinau, kolegė, ką reikia daryti. O ką reikia daryti? Reikia eiti į valdžią. Kaip sakant, reikia pačiai tapti valdžia. O kam tau tai? O tam, kad galėčiau daryti tai, ką noriu. O ką dabar negali daryti to, ką nori? Negaliu ir tai mane siutina. Na, dėstykit. Tai vat, kolegė, kaip ir tada sakiau, kai esi valdžioje, gali viską, ko tik širdis geidžia. O konkrečiai, kokį jūs norite? Konkrečiai, prašau, būdamas valdžioje gali žmonės apgaudinėti kiek tik nori ir niekas tau nieko nesakys. Niekas nebaus. Gali sakyti policijai šturmuoti neįtikusio piliečių namus, gali sugalvoti iš gyventojų pinigų pastatyti atominę elektrinę, gali atimti pensiją, gali padidinti pašalpą, jei nepatiko, gali iššaudyti minią guminėmis kulkomis. Vienu žodžiu, viską gali. Oho, kiek čia jūs išdėstėte. O koks čia išdėstymas? Tiesiog apžvelgiau trumpai 4 metų Seimo kadenciją. Labai jau jūs išsamei kiekvieną piliečių labai suprantamai nupiešėte. Ir čia dar ne viskas. Dar kiek giminių ir draugų gali sukaišyti į postus, politinius ir ne tik. Vienu žodžiu, valdžia tai neribotos galimybės. O jūs to šventai tikite? Žinoma, kodėl turėčiau netikėti? Na gerai, bet tai laikina, labai trumpam. Ateis rinkimai ir tave išmes kaip pusė iš barščių už tokius darbelius. Na ir kas, bet tuos 4 metelius gali taip pagyventi, kad, taip sakant, visam gyvenimui pakaktų. Na ne visiems pasiseka, kitus ir pagauna. Ir kiekgi pagavo, vienetų, kiek tų laimingų, valdžia puntančių, tiesiog akise sprokstančių nuo gero ėdalo, šampano, merginų dėmesio. Kokia galimybė yra ta valdžia. Tai prašom, kolegė, čia pat rinkimai į Seimą. Linkiu sėkmės. Ačiū, aš rimtai pagalvosiu. Klausyk, o procentaliai, kiek pagauna tų politikų? Na, pastaruoju metu nemažai, taip kad gerai pagalvok. Taip sakai? Na gerai, dar iki rinkimų laiko yra, aš dar pagalvosiu.